Hai. Trečia diena, nes spalio 27 diena, taip 23:28 Australijos laiku, Lietuvos laiku 14:28. Taip, tai šiandien toliau tęsiau mokymus Kardono, toliau galvojau būtent apie struktūrą, dėliausiu struktūras, užsirašiau struktūras, tuomet paskaitos, tuomet pasileidau Samuelio naują kampaniją, dar ištiek tenais kitų setupų turėjau, kitų korekcijų. Tuomet, ką dar šiandien aš nuveikiau, turėjau 3 susitikimus po paskaitų. Pirmas buvo su potencialiu klientu, kalbėjom būtent apie svetainės viziją, tada turėjom netrumpą pokalbį su Kasparu, ir su juo aptarėm būtent naują Samuelio kampaniją, aptarėm būtent naujos kampanijos vizualų variacijas ir tuomet būtent kokias nuotraukas galima naudoti. Tuomet trečias pokalbis buvo, kuris visai neseniai baigėsi su būtent Samuelio darbuotoju, būtent kuris yra atsakingas už klientų customer service. Tai tokia diena, nerūkiau, labai gerai, tai pakankamai jaučiu, kad šiandien buvo produktyvi ir darbinga diena, daug pavyko nudirbti, bet tuo pačiu jaučiu, kad ir pakankamai mažai, tai rytoj kibsiu dar stipriau į darbus ir toliau dominuosim ir stipriau būtent, tikiuosi, kad jau greitai pavyks pasidaryti būtent sales funnelių landing pages pasidaryti, tada ir pardavimo funnelius ir tada jau būtų galima greičiau būtent pasileisti live versijas ir būtent ieškoti klientų. Kaip agentūrai, o būtent su kitais e-commerce projektais jaučiu, kad irgi atsiranda būtent inercija ir vėl pradeda gerėti rezultatai. Tai cool, dar nieko stipraus, nieko gero, bet trečia diena, nepasiduodam, judam toliau ir primena labai filmuką, kur yra žiurkė su dideliom smegenimis ir kita žiurkė, kur yra labai plona ir kiekvieną dieną bando užvaldyti pasaulį. Ta patį darau ir aš, darom su draugais. Tai va, važiuojam ir 90 dienų. 1 milijonas per 90 dienų. Tai va, davai.